Labą dieną, merginos. Taip, tai jau ketvirtas kartas, kaip mes susitinkame online. Gal kada nors išeis ir gyvai. Tai, merginos, dar priminimui, tai turėkite kėdę. Šiandien dar parodysiu keletą naujų pratimų prie sienos nugarai stiprinti. Tai jeigu turit galimybę šiek tiek jo susiraskite vietą, kol dar nepradėjau pratimų, kad būtų kažkaip prieiti prie sienos, o jei ne, tai paskui, kai bus įrašas, galėsite pakartoti tos pratimus. Va, turėkite vandens ir maždaug kas 15 minutėlių, ar tada, kai jau norisi, suvilykit burnas, kad netrokštų burnos. Ir turėkite rankšluostį arba didelį šitą diržą jogos pratimams. Darysime pratimus atsistojus ir atsisėdus, o turėkit kilimėlį, turėkite kažkokią tai pakilą ar pagalvėlę, jeigu prireiks ant kilimėlio gulint. Ir galim pradėti užsiėmimą. Pradėsime visi atsisėdę, kol kas pėdas laikysite ant žemės tiesiai, nuleistus pirštus žemyn, keliai tiesiai į viršų, susirandam sėdimuosius kaulus, išilgėjam per stuburą, bet neišsirečiam per juosmenį, tiesiog ausimis pasitemkit aukštyn, tarsi centimetriukų norėtumėt būti ilgesnis, nesirečiant per juosmenį, taip? Dabar užimkime neutralų dubenį, šiek tiek šonų paaiškinsiu, pradėsime nuo diafragminio kvėpavimo šiandieną, taip nustatom neutralų dubenį, taip sėdim ant sėdinkaulių, ne ant stuburo galiuko, taip pasitaisykit ir išilgėkit. Gerai, vieną ranką dedame po bambą, o kitą ranką dedame kaip patogu, ar delnu šitaip ar šitaip jau pagal jūsų pečių lankstumą. Taip, šonkaulių apačioje ranka ir po bambą apačioje. Taip, atsipalaiduokite dabar pečiais, išilgėkim dar kartelį. Ir įkvėpimui skirkime 3-5 sekundės. Įkvėpdami paduokime orą žemyn į plaučių apačią, kad pradėtų judėti šonkauliai į šalis, atsirastų pilve įsitempimas ir slėgis toks pilvinis, ir tą slėgį sudarykite iki pat dubens, kad atsirastų įsitempimas žemiau bambos jums į delną, taip? Ir taip pat, kai įkvėpinėjat, turi šonkauliai tiesiog priglusti jums, įsistatyti į ranką už nugaros, taip? Tai kai kvėpuojam, turite stumti savo rankas, delnus. Į priekį ir į šonus ir į galą turi judėti šonkauliai, taip atsiranda toksai įsitempimas per juosmenį ir norėtųsi to tokio daugiau šoninio kvėpavimo į šonus, kad atsirastų plėtimasis pilvo, taip nuo gero gilaus įkvėpimo. Ir tas įkvėpimas, atsiminkit, neturi būti pernelyg didelis, kad pradėtų įsitempinėti kaklas. Gerai, kaklas ir pečiai neturi kilnotis kvėpuojant. Va. Tai dar kartelį, įkvėpkim 3-5 sekundėlės, padarykime pauzę ir tada su iškvėpimu šonkauliukus nuleiskit žemyn, aktyvumą tarp kojų sudarykite, tarp sėdinkaulių truputėlį tokio tonuso reikia pakelti, tada traukite bambą vidun ir sumažinkite su iškvėpimu visą pilvo paviršių, nesulenkiant stuburo, taip? Tai dar kartelį. Įkvėpkim. 1, 2, 3, 4, 5. Padarykim pauzę. Viskas išdidėja per juosmenį. Ir iškvėpkim su iškvėpimu. Aktyvumas dubens apačioje, tarp sėdinkaulių. Bamba į vidų, šonkauliai žemyn. Sumažinam pilvuką per visą jo paviršių ir vėl stabtelkit. Taip? Tai mes darydami tas pauzes, įkvėpus ir iškvėpus, mes treniruojam kartu kvėpavimo raumenis. Tai labai svarbu. Diafragma, tarp šonkauliniai raumenis, pilvo raumenis taip įsijungia, kaip iškvėpiam ir padarome pauzę. Tai labai svarbu stimuliuoti tuos
raumenis, taip, kad mūsų plaučių pajėgumas išliktų geras, taip, kad mūsų plaučiai geriau galėtų, kaip sakyti, pasisavinti tą deguonį, taip, daugiau jo gauti, taip, su tokiu kvėpavimu, taip, kad vyktų geresnė dujų apykaita, ar ne? O kai deguonės kūnui netrūksta, tai ir lygų visada mažiau ir mažiau uždegimų ir viskas cirkuliuoja, juda ir mes išliekame energingi ir sveikesni. Gerai, tai apie kvėpavimą tiek. Dabar toliau tęsime pratimus. Atpalaiduokite sprandą ir pečius ir pajudinkime kaklą iš šoną į vieną, į kitą. Pečius visiškai atpalaiduokite ir netgi šiek tiek su petim link ausies judėkim. Ir nedarykite dabar jokių tokių stiprių per jėgą judesių, tiesiog atpalaiduokite kaklą ir susitelkite į ausis. Taip, ausį į vieną pusę, į kitą. Gerai, ir dabar ausį į vieną pusę sukam, į kitą. Taip, sukimo metu, taip, ausis tempkite aukštyn ir sukit atgal, taip. Susitelkite į ausų judesius, tada pamatysite, kaip kitaip juda kaklas. Labai gerai, dabar tiesiai laikom galvą, žvilgsnis horizontalus ir padarome keletą nosies ratukų į vieną pusę. Ir nepamirškite per krūtinės ląstą išilgėkit, kad nebūtų sukritusi nugara. Gerai, merginos, palaikykit ilgį taip ir ploti taip, platumą ir ilgumą per šitą vietą, gerai, kad nebūtų užspausti kvėpavimo takai, kad gerai judėtų viskas. Ir į kitą pusę ratukus padarom. Žandikaulius atpalaiduokit. Žandikaulius atpalaiduokit. Va taip, labai gerai. Dabar galva atgal pirmyn, išlaikant horizontalų žvilgsnį. Galva atgal pirmyn, atgal pirmyn. Atgal tol, kol nejaučiat diskomforto pakauškaulinėje kaklo srityje. Op, 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 op. Op. Ir dabar padarykime ratukus ir visur išlaikykite horizontalų žvilgsnį, kad nosis nebūtų pakilusi viršų, gerai? Ir į kitą pusę. Nėra taip paprasta. Iš šono atrodo paprastas judesys, bet pakankamai sudėtinga atlikti jį. Labai gerai. Ir dabar mes rankas už galvos, galvą stumiam atgal, krūtinkaulį pakelkit. Neišsirietę per juosmenį ir smakrą žemyn, ausis aukštyn, kaip paaiškinu, taip, kad temptųsi visa viršutinė kaklo sritis, kuri yra nukentėjusi ir užspausta nuo galvos pasvirimo į priekį dėl netaisyklingos ir pakitusios laikysenos. Laikom 30-60 sekundžių. Tempimui skirkite, kai darysite pratimus pagal įrašą, pakartosite šitos pratimus, taip, gerai būtų kokius 2-3 kartus per savaitę tuos pratimus padaryti, o jeigu turit laiko ir kasdien, tai yra pagirtina. Laikom pečius į šalis, šitą vietą plačiai laikykit, o šitą ilgai. Gerai, grįžtam atgal, dabar ausį pasukam pilnai į šoną. Ir lenkiam galvą link peties. Ištempiam sprando raumenis. Stumkitės nuo kėdės su sėdimaisiais kaulais, tempkitės ir ilgėkite. Pabūkite. Nepamirškit kvėpavimą, kokį susidėliojom treniruotės pradžioje. Įkvėp, taip atsiranda įsitempimas pilvo šonuose, nugaroje, šiek tiek į priekį tas įsitempimas atsiranda. Ir su iškvėpimu aktyvacija dubens dugno, taip, bamba ir šonkauliukai žemyn, sumažinam pilvą per viso jo paviršių. Ir dabar tą patį padarom į kitą pusę. Galva pilnai į šoną, taip, dėmesys į ausį ir lenkiam galvą žemyn. Laikomės.
Taip, jeigu rankos padeda, galite tiesiog laikyti ranką už nugaros, ties šonkauliu apačia ir kvėpuoti į ranką. Taip, kvėpuoti į ranką. Labai svarbu, tęskit pratimą, labai svarbu tas nugarinis šonkaulių, tas judėjimas, į nugarą tarsi kvėpuotume. Tai kai kitą kartą pasakysiu, kad kvėpuokite į nugarą, tai turėkite omeny, kad į šitas vietas reikia daugiau kvėpuoti. Gerai? Tai bus ir diafragma gerai judės, ir tada atsiras stabilumas per stuburo ašį ir labai gerai limfai cirkuliuoti, nes šitoj srityje ir daugiausia limfmazgių, taip, ir pakankamai labai ir aktyviai įsijungia grinai visi raumenys aplink juosmenį tokio kvėpavimo metu ir daug naudos iš tokio kvėpavimo. Ir plus nervai raminasi nuo tokio kvėpavimo. Taip kaip mes šiek tiek giliau kvėpuojam, ramiai tai darydami. Taip, gerai, einame toliau. Dabar ranka vieną į šoną ir sukam petį ratuku. Ir judinam mentį, taip, susitelkite į mentį, kur jūsų mentis. Ir ypač toj pusėj, kur buvo operuota, vienu žodžiu, pusė. Tai pabandykite ten toj pusėje gerai išjudinti mentis, sanariuką išjudinkit, taip raktikaulį išjudinkit, va, petį išjudinkit, labai svarbu išjudinti pečius ir raktikaulinę pusę, taip, nes per čia limfa cirkuliuoja, taip, nuo rankų per pečius, tai labai svarbu, kad ta visa cirkuliacija nestriktų, taip, ir dabar mes ausį prie peties, nuo peties. Tai pakilnoja mentį ir petį. Įkvėpt, iškvėpt, įkvėpt, iškvėpt, įkvėpt, iškvėpt. Labai gerai. Ir einame prie kitos pusės. Tai yra pratimas kartu ir mobilizuoti nervus keliaujančius nuo kaklo į rankas. Paruoškime kitą ranką. Va, padarome ratukus. Padarome peties ratukus, spaudžiam mentį žemyn, taip judinam mentį, delnas į viršų. Sėdim tiesiai ilgai, kvėpuojam taip, kaip sureguliavau. Va, į kitą pusę. Labai gerai. Ir dabar petį aukštyn ir ausį prie peties. Kvėpti ir iškvėpti. Taip, įkvėpti ir iškvėpti, kaklas ramus, va, taip ir išjudinkime tiek kaklinę, tiek pečių sritį, va, taip, kad geresnė būtų inervacija. Taip, jeigu nuo chemijos ar radiacijos nukentėjusi periferinių nervų, kaip sakyti, periferinių nervų darbas, tai va, labai geri pratimai atstatyti. Plius galite su teniso kamuoliukais ar dar kitais kamuoliukais su dygliukais pasimaigyti taip, kad atsirastų geresnis jautrumas galūnių, taip, pojūčiai. Tai papildomai prie šitų visų pratimų irgi padarykite juos, irgi pagerės tą tokią kontrolę raumenų, aktyvumas ir atsiras daugiau jėgos po tokių pratimų. Va, gerai, dabar kitą ranką paruoškite vėl ir mentį atitraukinėjam pirmyn atgal, mentį ne petį kilnojam į viršų, taip, bet mentį atitraukinėjam, čia visas judesys, kur mano delnas, kur rodau. Gerai, ir dabar mes atitraukiam mentį ir op, pritraukiam mentį ir op, taip prijungkime kaklą, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, sėdim tiesiai, merginos, 4, 1, 2, 3 ir 4. Gerai, kitą ranką paruoškit ir mentį pradžiai paprastai atitraukinėjom, galit dėti ranką į tą vietą, kur turi būti dėmesys, va, kad suaktyvėtų dėmesys į tą vietą, kurią reikia išjudinti. Ir dabar padarykime su kaklu. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
3 ir 4. Labai gerai. Dar vienas pratimas, alkūnę ištiest, žastą pasukt, plaštaką užlenkt. Va taip, nykštį ir kumštį padaryti ir nykštį nukreipti į apačią, kad atsirastų geras tempimas per rankos visą liniją. Gerai, ir pakilnojame, tiesą alkūnę, visiškai ištiestą alkūnę ir vėl ausis į petį ir atvirkščiai. Up, 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 up. Dabar šiek tiek sugreitintai darom, bet jūs, kai sportuojat, galite viską daryti daug lėčiau, susireguliuot, kaip ką, viską atlikti teisingai, taip kartais reikia šiek tiek lėčiau viską daryti. Ir sukeičiam kitą pusę, taip ranka pilnai ištiesta, sukam į išorę žastą, kumštis, hop, nykštį į apačią nukreip, taip, kad tempimas vyktų per ranką. Taip, ir pakilnojame petį mentį ir šitą ausį link peties vedam. Up, 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 up. Čia visiems iš tikrųjų gerai šitie pratimai. Ir kas po operacijų, ar kas dirba sėdimą darbą, irgi dažniausiai būna problema. Tai yra suapvalėję, sukilę pečiai. Čia visur stringa cirkuliacija skysčių, ar ne, problemos kakle, migrenos, spaudimai ir taip toliau. Viskas susiję su mūsų laikysena galvos, taip ir stuburo, tai turėkit omeny. Gerai, einam toliau, dabar rodysiu pratimą atsistojus. Atsistojus, tai mums reikia taip, tempsime krūtinės raumenį, delną statysime į sieną. Tai jeigu pas jumis siena taip, tai jūs statot ranką va taip va į sieną ir šiek tiek pasisukat. Gerai, o pas mane yra siena taip. Krūtinę truputėlį patemkit ties krūtinę ir šitoj vietoj patemkit. Gerai. Va, ranka delnu į sieną ir šiek tiek sukitės nuo sienos, kad kol atsiras tempimas viršutinėje krūtinės dalyje ties raktikauliais ir padarysime tokį aktyvų tempimą. Tai 3 sekundės spausim sieną su delnu. Atleisime ir dar šiek tiek pavažiuosim krūtinkauliu pirmin ir šiek tiek tolyn nuo rankos. Ir tai padarom kokius 5 kartus. Spaudžiam sieną, atleidžiam, krūtinkauliu pirmin. Spaudžiam, atleidžiam, tempiamės aktyviai tolyn nuo rankos. Taip. Kartojam, spaudžiam. Keliai minkšti laisvi, stuburgalį pabrukit, nestovėkit išsirietusios. Gerai. Ir paskutinį spaudimą padarom. Gerai. Atpalaiduojam ir tempiamės. Ir tą patį padarykite iš kitos pusės. tą patį padarykite iš kitos pusės. Tarkim, čia yra mano siena, jūs jau pasiieškokit arba tiesiog nusisukit nuo manęs. Ranką į sieną, įstatau, čia viską išplečiu, išilginu, keliai laisvi ir pradedam spausti sieną. Atleidžiam, judam krūtinkauliu pirmyn neišsirietę. Spaudžiam. Atleidžiam, judam tolyn. Žiūrėkit, kad pečiai nekiltų į viršų. Spaudžiam. Atleidžiam, judam tolyn nuo sienos. Neišsirietę. Taip, stovim tvirtai ant pėdų. Spaudžiam. Atleidžiam. Dar šiek tiek daugiau, jeigu leidžia raumenis ir sąnariai. Spaudžiam. Atleidžiam. Tempiamės. Labai gerai. Dabar atpalaiduokite pečius. Pajudinkit. Super. Dabar kitas pratimas. Ranką ant sienos statysite. Ant sienos, delnais į viršų, plaštaką su pėtim į liniją. Tempsim daugiau rankų raumenis ir priekinę peties sritį. Taip, gerai. Dabar ką mes padarom? Tiesiam alkūnę. Taip.
dabar nebespausim, o tiesiog laikysim. Ir pabandome pajudinti alkūnę tokioj padėti ir dėkit ranką ant peties viršaus ir užtikrinkit, kad petys nesikilnotų. Jeigu šitaip neišeina daryti ir labai pečiai suapvalėja ir viskas kyla į viršų, jūs galite tiesiog atsisukti krūtinę labiau į ranką, kol petys nusileis į apačią ir po truputėlį vėl stumtis tolyn, kol petys nekyla, kol atsiras tempimas toksai nuo pat pirštų iki peties. Va, tai. Ir pajudinkim ranką. Gerai. Super, čia prasitempia kartu bicepsai, krūtinė tempėsi. Ir keičiam dabar pusę, tą patį iš kitos pusės padarom. Taip, ranka. Atsistoja taip, kad petys nekiltų, atsistumėm ir pradedam judinti alkūnę. Galima taip šiek tiek labiau atsisukus į krūtinę, jei sunku, arba tiesiai, jeigu paslankumas ir lankstumas leidžia tai daryti. Nepamirškit, čia turi būti labai platu. Tęskit pratimą, atitraukite mentis nuo stuburo, kad nebūtų jos va tai va susispaudę. Va, jūsų mentis per šitą pratimą turi va tai va maksimaliai atsitraukti nuo stuburo, toj pusėje va mentis, kur ranka atitraukta. Taip, šiek tiek ją va tai va, iš šoną maksimaliai. Labai gerai, šaunuoliai. Einame toliau. Dabar vėl prisėskit. Prisėskim, delnas į delną ir padarom spaudimus. Įkvepiam, iškvepiam, spaudžiam. Kvepiam, iškvepiam, spaudžiam. Įkvepiam, iškvepiam, spaudžiam. Pajungiam dubens apačią, pilvo raumenis. Padarykime dar 5. Spirkite pėdom nuo grindų 4. Stumkite su sėdmenim kėdę žemyn 3, kad daugiau raumenų pasijungtų iš apačios. 2. Ir paskutinis. Gerai. Dabar sukamės įstrižai. Iškvepiam. Maždaug 45 laipsnių kampu. Pasisukam, grįžtam, įkvepiam į kitą pusę. Iškvepiam. Įkvepiam. Kartojam. Iškvepiam, keliai nejuda iš vietos, pėdos ant žemės. Iškvėpt. Ir įkvėpt. Ir iškvėpt. Ir įkvėpt. Va, taip išjudinkime krūtininę stuburo sritį, kad jinai pasidarytų paslankesnė. Ir pajunkim kartu pilvo įstrižinius raumenis. Jie eina taip kaip kišenės. Iš vienos ir iš kitos pusės. Dar kartelį. Op. Gerai. Ir iškvėpt. Įkvėpt. Iškvėpt. Įkvėpt. Ir į kitą pusę. Iškvėpt. Ir įkvėpt. Dabar kelius laikykit vietoj, galit pagalvę kišti tarp kelių, kad jie nesislankiotų va šitaip vienas nuo kito. Ir ranką dėkit ant šlaunies, kitą ranką, aš gal iš kitos pusės parodysiu, ranką už šlaunies ir kitą ranką už kėdės, o taip užsikabinkit ir pasisukit krūtinkauliu. Va ir pakvepuokit šitoj padėty. Tai keliai tiesiai vienoj linijoje ir krūtinę mes pasukime ir pakvepuokime. Stuburgalį truputėlį pabrukite tarp šlaunų, pajunkite pilvo apačią. Turit jausti nugaroj skersai, taip, tempimą. Taip, šonkaulius sukit. Čia tam, kad stuburas pasidarytų paslankesnis, judresnis, taip, kad galėtų labiau judėti skersai. Gerai, ir tą patį padarykime iš kitos pusės. Už kelių, už kėdės ir susisukam. Laikykite dubenį fiksuotą,
kokeliai fiksuoti, susisukę, pakvepuokim. Pabūkime dar kokią 10 sekundėlių. Tempiamės ir ilgėjam nuo grindų, spaudžiamės pėdom, užpakaliu nuo kėdės ir sukamės ir galvą sukiam tolyn. Labai gerai. Ir dabar sugrįžtam atgal. Ir dabar padarysime pratimus su nugarai stiprinti atsistojus prie sienos. Taip, tai sieną naudosime šitaip. Atsistojam nugarą į sieną ir delną laikykite prie šono, aš rodau, kaip jums stovėti prie sienos. Va taip va. Delnas į apačią, alkūnę laikykite šiek tiek sulenktą, ranką pasukite vidų, susukta. Tai pažiūrėkite, čia bus žastas į išorę susuktas, o čia žastas pasuktas vidun. Tai va taip ranką laikysit šiek tiek sulenktą ant sienos. Taip, šalia sienos. Va. Gerai. Laikysite dubens raumenis, kad nebūtų pakrypęs stuburas, kad nebūtų išvirtęs pilvukas. Ir iš šitos padėties, iš sulenktos rankos, spausime ranką į sieną ir pajungsime nugaros raumenis. Pajungsime raumenį mentės plotyje. Galit šiek tiek va, tai va, su pirštais pakutent mentės plotyje visur, aplink mentę, pakutent, kad suaktyvėtų visa inervacija į tą sritį, kurią reikia stiprinti. Ir spausdami sieną mes atliekame pasistiebimus nedidelius ant kulniukų į viršų, į apačią, į viršų, į apačią. Ir pasistiebus alkūnė išsitiesia ir nusileidus alkūnė vėl sulinksta į pradžią. Važiuojam. 1, 2. Ir kylam tiksliai į viršų, nekišdami pilvo į priekį. Up, mentis spaudžiam žemyn, ranka ištiesta per petį, taip, ir pajungiam nugarą, spaudžiam sieną ir pasistiebinėjam. Up, 4, čia išlaikom plačiai, kaip ir minėjau, ir ilgai. 3, 2, ir paskutinis. Einam į kitą pusę, taip? Kitą pusę tą patį padarykime. Taip, ranka prie sienos, alkūnė sulenkta, plaštaka į sieną, tai pėdos tiesiai paraleliai, ranka susukta vidun, krūtinkaulis platus, tai platu, ties raktikauliais ir ilgas ištemptas krūtinkaulis. Įkvepiam, spaudžiam sieną ir su iškvepimu šiek tiek pasistebiam ir grįžtam. Pasistebiam, grįžtam. Pasistebiam ir kai pasistebėt, alkūnė šiek tiek atkyla, atsitraukia nuo sienos ir ranka išsitiesia. Up. Ir tik tai kontroliuokite pečius, kad petys neįkristų į apačią, per daug nesistiepkit. Man svarbu, kad jūs kontroliuotumėt raumenį nugaros ir mentės plotyje pajungtumėt raumenis. Tęsiam. Up. 5. 4, tęskit, aš iš priekio parodysiu, kaip tai atrodo. 3, 2 ir paskutinis. Labai gerai, atsipalaiduokit. Dabar stovėkite prie sienos, galite ar ne prie sienos, jeigu nėra sienos, tai tiesiog smakrą į apačią palenkime ir keliaukime žemyn. Galite laikyti sėdmenis prie sienos. Sulenkit kelius ir stumkitės nuo pėdomis nuo grindų, dubenį į priekį ir išsitieskit. Padarykime dar kartelį. Leidžiame žemyn. Op. Suneriam rankas. Galit stovėti sėdmenimi sieną. Įkvėpkit ir sulenkit kojas. Stumėmės pėdomis, vyniojamės po slankstelį. Dubenį į priekį ir krūtinkaulį į viršų išsitieskit. Labai gerai. Kitas pratimas. Dabar rankas laikysite į šonus. Žastas vėl bus pasuktas į išorę, plaštakos taip atpalaiduotos, delnai į viršų. Laikomės, pėdos klubų plotyje. Va, ir atliekame ratukus.
pečiais. Stovim neišsirietę. Gerai, dabar tęskite mergino šitą pratimą ir aš aiškinu, jūsų mentis, jos atsigulė, jos gulščios ant nugarytės, jo išlaikykite jas pastoves per šitą pratimą, kad ten nejudėtų niekas ant nugaros, jos pastovios, gulščios ant nugarytės, va, paplokštintos, va, ir judinkit grinai žastą. Žastą, sprandas atpalaiduotas, jokios įtampos. Gerai, ir kol nejaučia diskomforto, dabar žastą atitraukinėjam, delnai į viršų, iki pečių alkūnės ir grįžtam atgal. 2, 3, 4, 5, 6 ir vėl į viršų. 1, 2, 3, sprandą atpalaiduokit. Op ir atgal. 2, 3, 4, 5, 6. Kartojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir atgal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jeigu pečiai labai suapvaliai ir skauda, jūs paduokite rankas truputį į priekį, liemens atžvilgių ir viską darykite šiek tiek rankas alkūnės padavę į priekį, va taip va, kad pečiai galėtų labiau atsikišti ir įsistatyti į sąnario vietą. Gerai? 3, 4, 5 ir dar 1, 2, žinau, kad nelengva, tik tai atrodo iš šono, kad labai paprastas pratimas. Ir 1, 2, 3, 4, 5, atsipalaiduokit, atpalaiduokite nugarytę ir šiek tiek pasisukiokim. Op, 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 prilaikykite, prašau, dubens apačią, kad nebūtų išriesta juosmeninė nugara, spirkitės pėdomis ir šiek tiek išjudinkite nugarą. Op, 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 op. Op ir dar vieną pratimą nugarai parodysiu ant kėdės. Ant kėdės. Taip, tai dabar rankas mes užsidės, aš gal iš priekio, va taip va parodysiu. Rankas užsidėsim ant kėdės, alkūnės bus sulenktos, sėdėsim ant kėdės krašto. Taip. Delnai, pirštais į priekį, rankos turi būti susisukę į vidų. Va, susuktos į vidų žastas. Gerai, dabar iš šitos padėties čia irgi labai svarbu technika, kad nebūtų kažkokių kompensacijų. Tai mes dabar delnus spausime į kėdę, pajungsime raumenis tarp menčių ir kelsim krūtinkaulį, šiek tiek jį tempsim, ilginsim krūtinkaulį ir šiek tiek kelsim aukštyn, nepakėlus sėdmenų. Tai mums nereikia didelių apkrovų rankoms, taip, po operacijų. Atsiruoškit. Tai spaudžiame delnus į kėdę, į sėdynę ir aktyvuojam raumenis tarp menčių, pailgindami ir šiek tiek pakeldami krūtinkaulį. Ir sugrįžtam, atsipalaiduom ir vėl spaudžiam. Krūtinkaulį ap, aktyvumas tarp menčių ir tęskit pratimą. Ir tas aktyvumas tarp menčių, tai nereiškia, kad mes mentis prie stuburo va tai va traukiam. Mentis maždaug per 4-3 pirštus atsitraukia nuo stuburo stovi ir tiesiog reikia toj srity tam tarpe tarp menčių taip pajungti raumenis, kad kilsteltumėt krūtinkaulį, kad pasitiesintų stuburas. Gerai? Tik tai tiek. Tai dar padarom. Spaudžiam rankas, rankos susuktos vidun, alkūnės į šonus, krūtinkaulį aukštį. Atsipalaiduojam. Įkvepiam, iškvepiam ir vėl. Spaudžiam. Pajunkite krūtinės raumenis, mentis jos truputėlį paspaustos į apačią. Tai pajunkite krūtinės raumenis. Gerai, dar porą kartelių. Paust. Sugrįžt ir spaust, spaust. Sugrįžt ir spaust, spaust, spaust,
Dabar spaudžiam ilgiau, laikomės ir mažiau rankas spauskit, daugiau aktyvuokit tarp menčių tą sritį. Ten pajunkit visus raumenis. 4, 3, 2 ir atsipalaiduokit. Apsikabinkite kojas, va tai va. Ir nugarą paduodam atgal ir krūtinkaulį pirmyn. Krūtinkaulį atgal, tęskit šitą pratimą, šonu rodau. Taip, krūtinkaulį atgal, krūtinkaulį pirmyn. Tai dabar dėmesio, nekompensuojam judindami pečius pirmyn atgal. Jie fiksuoti, dabar juda krūtinkaulis. Tai pirmyn, tai atgal. O pečius tenkitės išlaikyti vienam taške. Va taip. Super. Labai gerai, pastiprinom viršų, dabar šiek tiek kojoms darbo, pėdas tiesiai, keliai tiesiai į priekį, rankas arba ant pečių, arba ant klubo, arba prie ausų, kuo aukščiau, tuo sunkiau. Ir svyram į priekį, keliai į priekį, išsitęsiam, sėdam žemyn su pristabdymu, išsitęsiam ir svyram, hop, keliai pirmyn išsities, bet neišsiriest merginos ir sėst su pauze, pauze, lėtai, atgal. Na, pastiprinkime kojas. Pirmin ir op. Ir lėtai atgal, neišsirietus per juosmenį per daug. Ir atsisėdam. Padarom. 1. Leidžiamės lėtai. Rankos taip arba taip arba taip. 2. Lėtai leidžiamės. 3. Ir keliai pirmin, bet kulnai nekyla, merginos. 2. Ir paskutinė sustop. Nuleidžiam rankas, truputį pailsim. Dešinę koją statom ant kėdės. Spaudžiam kėdę žemyn. Rankos prieki. Ir dabar sėdam kaip ant kėdės sėstumėm. Sėdmenis atgal. Dabar stumėmės nuo kėdės ir nuo grindų su koja. Ir kylam. 1. Ir 2. Ir 3. Ir 4. Išlaikykite klubus vienam aukštyje. 5, kad neįkristų iš šono. 6, kad nenukristų klubai. 7. Pirkitės pilną pėdą nuo žemės. Mažas ir didelis pirštai ant grindų. Kulnas ant grindų. Ir sustojam. Nuleidžiam rankas, kitą koją dedamės. Galit prisilaikyti prie sienos, jeigu sunku daryti. Ar pasimt lasdą, dar kokią pagalbą pasidaryti. Pasiruošiam. Taip, išilgėjam. Spaudžiam kėdę ir grindis. Ir sėdmenim siekiam atgal. Įkvepiam. Stumėm grindis ir kėdę. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Ir nepamirškit, merginos, mes neperspaudžiam, neišsirečiam, neužlaužiam nugaros. Taip? Mes sustojam laiku ir kelio neužrakinkit išsitiesusios. Kelią laikykite minkštą, fiksuokit kelią, o judinkite dubenį. Ir traukite šlaunis nugaroje. Va čia, taip žargoniškai šneku, kad aišku būtų kur traukti. Ir dar porą kartų. Op. Ir paskutinis. Op. Nuleiskit rankas. Pailsėkit. Ir paskutinis pratimukas. Kiek mes turim laiko. Paskutinis pratimukas. Mes padarykime pasistiebimus. Rankas dėkite ant sėdynės. Arba jeigu nenorite labai rankos spausti, rankas galite dėti ant kėdės atlošo. Atsitrauksim šiek tiek tolyn. Pėdas laikysite taip, kad eitų statmena linija, taip kulnas ir dubuo, taip, šlaunikaulis. Ir atliksime pasistiebimus. Ir up, ir up. Labai svarbu apatinės galūnės sustiprinti. Kaip ir minėjau, kažkada blauzdos yra mūsų antroji širdis, padeda varinėti skysčius, taip, limfą, kraują, veninį, taip. Labai svarbu, kad palaikytumėt šitų raumenų stiprumą, treniruotumėt ir mankštintumėt
pėdas, stiprintumėt blauzdas ir visus kitus raumenis. Tęskit, tai galvą tiesiai laikykit. Ir dabar padarom taip. Pasikeliam kelius, hop, nuspaudžiam kulnus, išsitęsiam, bet neišsirečiam, taip? Kontroliuojam juosmenį. Kartojam. Pasikelt, sulenkt, nuspaust, išsitiest. Pasistiept, sulenkt, nuspaust kulnus, išsitiest. Pasistiept, sulenkt kelius, nuspaust, išsitiest, pasistiept. Sulenkt kelius, nuspaust, išsitiest. Dabar kitas pratimas. Pasukite pėdas į šalis. Šiek tiek parodysiu taip. Gerai. Prisėdam ir pasistebėm kulniukais į vidų. Prisėdam. Pasistebėm kulniukus, pakeliam. Prisėdam. Į viršų, į apačią. Į viršų. Į apačią, į viršų. Į apačią, į viršų. Į apačią, dar kartelį į viršų. Į apačią, į viršų. Į apačią, į viršų. Pasistiep, nuleist kulnus ir pasistiep, nuleist kulnus žemyn. Super. Keliausime dabar ant kilimėlio. Keliausime ant kilimėlio ir atpalaiduosime raumenis ties klubais. Taip, gali prireikti pagalvėlės, pakilimo po kelių arba po kitų, jeigu sunku. Padarykite 90 laipsnių kampą kelio priekyje ir kitam kelyje. Rankas laikykite ant žemės ir lėtai judėkime link kojos. Turit jausti tempimą šlaunies šone. Papulsuokit. Sustokit. Ranką statom taip ant grindų, kitą ranką laikome ant žemės ant pirštų ir krūtinę sukam į priekį stovinčią šlaunį, kad dar labiau temptų sėdmenis. Laikomės. Laikomės toliau. Gerai. Tempimui pabaigai skirkite daugiau laiko, kai treniruojatės, kad raumuo spėtų atsipalaiduoti, išilgėti, kad vyktų greitesnis atsistatymas. Sugrįžtam atgal, sukeičiam kitą koją į priekį paduodam, išilgėjam per stuburą ir judam žemyn. Galite pasunkinimui be vienos rankos padaryti tą patį. Galite be rankų pagalbos visai padaryti, bet čia jau bus sunkiau. Čia jums spręsti, čia aš parodžiau tiesiog variantus. Gerai. Ir dabar mes sustojam. Alkūnę statom ant grindų, kitą ranką ant pirštų galiukų ir dar krūtinkaulį bandom pasukti taip skersai ir pabūkime. Stumėme kojas žemyn, krūtinkaulį sukam ir ilgėjam per stuburą, visus sąnarius atitraukinėjam taip ties klubais, kad vyktų geras tempimas. Ir lėtai sugrįžkime atgal. Super. Ir dabar pasikelkime į viršų. Paskutinis mūsų pratimas. Dėkite rankas ant klubų. Kryžkaulį stumkim į priekį, gaktikaulį į priekį, į viršų ir šiek tiek atsiloškit. Pabūkite tempime, laikomės, stuburgalį brukt į apačią, dubenį sukt atgal, pilvo apačią į vidų ir į viršų, kad jaustųsi geras tempimas per šlaunies viršutinę dalį, kad išsitemptų, išilgėtų raumenis. Laikomės. Ir dabar atsipalaiduojam ir keliaujame žemyn, rankos delnas ant delno, sėskite ant kojų. Jeigu negalit šiek tiek sėdmenis pakėlę laikykit, galit pagalvę įsikišti tarp šlaunų ir pilvo
ir pratempkite nugarą. Pabūkime tempime. Keliaukime į vieną pusę. Keliai kartu. Tempkime vieną nugaros šoną. Delnas ant delno prispaustas, alkūnės kėskite, kad jaustųsi geresnis tempimas per nugarą. Ir tada padarome tą patį iš kitos pusės, delnas ant delno. tą pusę, kurią tempiam ranką ant viršaus ir paduokit rankas taip, kad jaustųsi tempimas per visą nugaros šoną. Pabūkite. 4, 3, 2 ir sugrįžkite atgal. Viskas, merginos, šiandieną. Tikiuosi, labai jūsų nenukankinau. Va, ir tuomet lauksiu kitą savaitę po visų švenčių. Linkiu jums gražių ateinančių Velykų, stiprių ir gražių įvairių margučių. Gerai praleiskite laiką šeimose ir iki kito karto.